Taigi, sveiki visi, turime naują, nu jau nelabai man naują, bet jums naują projektą. Riga Delta 1986 metų. Projektą jau turiu grubiai apie, kelis mėnesiukus. Aš labai ilgai norėjau Deltos su dokumentais būtent, nes Delta yra lengvaras, bet su dokumentais, ypač dar lietuviškais, tai yra misija beveik neįmanoma, nes tais laikais nieks su jais nesivažinėjo ir dabar jų nebėra. Bet pavyko rasti už neblogą kainą, tai net nesukau galvos ir nusipirkau. Esmė, kad yra čia tų labai daug niuansų. Tikslas yra atrestauruoti Max iki originalios būklės, praeiti techą, perdažyti visą, atrestauruoti, žodžiu, kad būtų idealios būklės. Yra bandyta visas variklis perrinkti, bet kadangi praeitas savininkas kai kurių dalių variklį viduj nesudėjo, tai dėl to teks tą motorą vėl skerst. Ir manau, kad dar ir šiandien aplamai visą išardysim, nes dabar čia žaidžiau. Tiesiog variklį išėminėjau, po vieną detalę tvarkiau, dabar manau reikia perėti kitą lygį ir visą jį išskerst ant dalių ir pradėti jau normaliai restauruoti. Tai manau, pradėkim. Kada jis pasibaigs? Tada šiltas tepalas. Graži kakava bėga. Aišku, čia tas tepalas naujas piltas buvo. O, žiūrėk, drožlytim net šviesnė reikia, jau matau, kad yra. Žodžiu, dabar nupilinėjom tepalą, po to jau vardysim visą. Tepalas tikrai drožlių turi, ypač va ten, kaip matų, didesnių yra. Nepatraukta, ką buvo. To dar gerai, nenorėjo draugiškoji, teks piktoji. Kadangi rankinas vis tiek išmetimo eina, tai... Laikai. Tuningą nuėmė. Delta kol kas taip atrodo. Realiai tik griaučiai liko. Tikrai mylit techniką, ponas. O, bingo! Luktelkit operatorius, palaukit. Opa, bingo. Tai kaip matot, pažiūrėjai šitą sparną, manau puikiai sutartume, kad šito sparno vieta vienoj tik vietoj. Meniniam. Tai sparnas, kaip matot, biški palankstytas. Tai dabar patiesinsim. Meninį lyginimą darysim. Ui, blemba, ne iš tos, atsiprašau, kaip reikia. Jo, iš kitos. Einam, biški. Sumaišėt biški. Sumaišėt iš čia biški. Nieko tokio, viskas. Visi darom klaidų, right? Tai aišku.
Nepataikė. Blemba, kreiva rankis. Nu, va, Nu. tiesiai. Blemba, kaip naujas įbrytė. Nebėra jokių. Vlada, biškai patiesinsiu. Ai, blemba. Ne, taip, hibrid. Taip. Blemba, kaip lengvai lyginas. Čia vėl lygu. Nu va, ir taip daromas meninis lyginimas. Nu va, pažiūrėkit, kaip po meninio lyginimo atrodo sparnelis. Šiek tiek užtruko šis darbas, tad visas surūdėjo. Nu, bet kaip matot patys rezultatai. Oi. Tai taip, kaip ir kalbėjom, rezultatas akivaizdžiai už save kalba, visas tiesus. Tai jeigu reiks meninio lyginimo, kreipkite. O, kaip sutverta gerai. Nu va, verstos šakės pajoli. Galim padainuot taip pat su delta, kaip matot. O, kokie gražus. Aš ištraukiu. Griūna delta. Oh yeah. Na ir štai jau delta visa išrinkta. Lauks smėliavimo. Poliravimo chromo, paruošimo dažymui, švitinimo, špaklijavimo. Laidyno tvarkymas, stabdžių, variklis. Eik, čia galima vardinti. Nu žodžiu, kapitalinis kiekvieno mazgo. Žodžiu, kiekviena detalė bus priskėsta, kurią sudėsime. Tai va. Nu ir susitiksim kitą kartą.